Dabar pakviesiu daktarę Margaritą Jankauskaitę, tai lygių galimybių plėtros centro ekspertė, turinti didesnį nei 20 metų darbo patirtį lygių galimybių, diskriminacijos prevencijos, lyčių aspekto integravimo ir švietimo šiais klausimais srityje. Ir labai noriu tiesiog pabrėžti tai, kad 2019 metais su žmogaus teisių, demokratinių vertybių, socialinės atskirties ir smurto prieš moteris artimoje aplinkoje mažinimo puoselėjimą buvo apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu. Tai šiandien mes klausysim pranešimo lyčių tvarkos paunksmėje, emocinės psichologinės pagalbos iššūkiai ir perspektyvos. Ir čia tokį sakinį noriu iš šito aprašymo viso pasakyti: aplinka veikia mus, o mes ją. Kokias emocinio palaikymo perspektyvas atveria šis suvokimas. Tai Margarita, jūsų erdvė. Lina, galiu aš tavo mikrofoną paprašyti, nes tas kažkaip ant stovo. Tai labas rytas vis dar, gausi auditorija, mes čia su Donatu kažkaip sakėme, mes taip tikėjomės, ko tokio intimaus, tokio gal jaukesnio čia, tiesiog didelė salė, tai labai smagu, kad susirenkat klausytis tokiomis temomis. Pasiklausiau Jokūbo ir pagalvojau, žmogus jau viską praktiškai papasakojo, ką aš jau rašiausi pakalbėti, nes aš norėjau jūs iš to psichoterapinio kabineto taip pakviesti truputį pasivaikščioti apylinkėmis. Nes iš tikrųjų, geštaltinės terapijos terminais kalbant, norėjau galbūt labiau pakalbėti apie tą lauką, apie tą aplinką, apie socialinį kontekstą, apie tai, kultūrinį kontekstą, kurio, kaip aš įsivaizduoju, mes negalime išvengti kaip individai, nesvarbu, ar mes būtumėm tie žmonės, kurie ateina tikėdamėsi pagalbos, ar mes esame tie žmonės, kurie nori suteikti pagalbos. Taigi, mano kalbėjimas bus tokiame metaligmenyje, ta prasme, kad tas mikroligmuo tai yra tai, kas vyksta kabinete. Tai aš pradėsiu nuo paukščio skrydžio ir paskui tikiuosi taip kažkaip mes sueisim iki to kabineto ir suprasim, prie ko čia tas paukščio skrydis ir kaip jis tam kabinete atsiranda. Ir aš turiu 45 minutės, taip? Gerai. Tai ką, tai startuojame. Tai visų pirma, mums labai svarbu suvokti, kokioje sistemoje mes gyvenam. Ir atrodytų, kapitalizmo sistema yra šviesmečiai nuo psichoterapinio darbo, bet mes neturime pamiršti, kad mes gyvename būtent tokioje kultūroje, mes gyvename kapitalistinėje sistemoje, o kapitalistinė sistema remiasi darbo nusavinimu 3 pagrindiniais aspektais. Socialinės klasės požiūriu, vieni turi darbo įrankius, kiti neturi, kas neturi, dirba visą gyvenimą ir dirba, o kiti gali kaupti, sakykime, kažką tai. Tai šitas aspektas, man atrodo, yra labiausiai pažįstamas, kada mes turime, kaip kažkas sako, kapitalistinė sistema. Kitas darbos nusavinimo lygmuo yra susijęs su rase. Tai čia Lietuvos kontekste galbūt mes tą mažiau pastebime, bet jeigu į Amerikos istoriją atsigręžtumėm, tai mes tą labai aiškiai matom, kaip vienos odos spalvos žmonių darbas buvo pačių grubiausių būdų nusavinamas tam, kad kitos odos spalvos žmonės galėtų gyventi prabangiai ir kaupti atsargas. Ir ko dažniausiai iš viso nepagalvojame, kad kapitalizmo sistema labai stipriai paremta ir darbo nusavinimu lyties požiūriu. Tai yra tas darbas, kuris akademinėje literatūroje būtų pavadintas socialinės reprodukcijos darbu, žmonių kalba šnekant, visas tas pasirūpinimas žmogumi, kas vyksta namuose, maitinimas, priežiūra, sveikata, emocinis palaikymas ir taip toliau, ir taip toliau. Tai, ką mes dažnai vadiname žodžiu meilė, bet už ko slypi labai daug darbo. Darbo mes to nevadiname, žodžiu, eina taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir galite įsivaizduoti, kiek dar reikėtų sumokėti, kad apmokėti tokį darbą. Kodėl aš pradėjau nuo šitos skaidrės? Tiesiog dėl to, kad noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad tai yra sistemiškai užprogramuota kapitalistinėje sistemoje. Lyčių nelygybė yra sistemiškai užprogramuota. Vadinasi, kol nepasikeis socioekonominė sankloda,
tai visą laiką bus rizika, kad tai bus reprodukuojama. Kažkokie aspektai bus išspręsti, bet sistema ras būdų, kaip tą vėl atgaivinti. Tai nesvarbu, kad mes jau pavargome. Kai kurie iš jūsų turbūt visą savo gyvenimą girdit apie lyčių lygybės poreikį, stiprinti lyčių lygybę mūsų visuomenėje. Mes apie tai pavargom šnekėti, bet tiesa yra ta, kad tai atgimsta tie dalykai. Dėl to, atidumas šitai temai, mano galva, yra labai svarbus, jeigu mes norim suvokti, kasgi toje aplinkoje, tame lauke vyksta. Dabar, kada mes kalbame apie pačią lyčių sistemą ir lyčių nelygybės ištakas, čia mes matome, kad ištakos yra dviejopos. Vienos yra susijusios su patriarchalinė sistema, taip jinai yra gaji, dar prie to grįšime, ilgus šimtmečius gyvenom tokioj sistemoje. Turbūt naivu būtų tikėtis, kad, tai, kas prasidėjo su pirmąja ir antraja ir paskesnėm feminizmo bangom, kad to užteks tai sistemai pakeisti, nes apie tai iš esmės, apie ką ir kalbėjo Jokūbas, kad nuostatos tai yra labai gilios, mes tai jas gaunam iš kartos į kartą, mes jų dažniausiai net nepermastom, kas čia vyksta ir tai suveikia autopilotu. Taip pat patriarchalinės nuostatos yra, bet šalia to, plėtojantis modernybei, ateina dar ir kapitalistinė sistema su savo dar letiną uždeda. Ir yra labai įdomu, kad šitos dvi sistemos, jos gali prieštarauti viena kitai. Tarkim, tai, kas buvo tradicinė visuomenė ir patriarchalinė struktūra, tai ką reiškia patriarchalinė struktūra? Tai yra tėvo valdžia moterims ir subordinuotiems vyrams. Kas yra labai dažnai pamirštama, kad patriarchalinė sistema subordinuoja ir vyrus. Jinai iškelia tik patriarchą į viršų, kaip sakant. Tai kapitalistiniai sistemai tokia prieiga buvo visiškai nenaudinga, nes reikia čia to, kaip anglų kalboje sakoma, self-made man, tai yra laisvas žmogus, kuris galėtų laisvoje rinkoje judėti, taip sakant, daryti kažkokius sprendimus. Patriarchalinė sistema buvo visiškai nenaudinga, jinai sugriuvo to klasikiniu požiūriu. Bet kai kuriais aspektais šitos dvi sistemos labai puikiai draugauja. Ir ten, kur yra lyčių nelygybė, jos labai puikiai draugauja, viena kitą pastiprindama. Tik tiek, kad jos remiasi dviem skirtingais, prielaidom. Tai ta prasme, jog patriarchalizmas, jisai remiasi kultūriniu seksizmu. Vėlgi, žmonių šneka kalbant, tai būtų nuostata, kad moteris ir tai, kas yra susijęs su moterimis, yra ne taip reikšminga kaip vyrai ir tai, kas yra susijęs su vyrais. Čia yra svarbus akcentas, ne vien tik moteris kaip individai, bet ir tai, kas konkrečioje kultūroje yra susijęta su moterimis. Pavyzdžiui, tam tikros profesijos nuvertinamos. Mes tą nuvertinimą labai dažnai matom per, sakykime, atlyginimų lygį. Bet kodėl, tarkim, socialinio darbuotojo atlyginimas yra žymiai mažesnis negu kokio nors IT specialisto. Kad be IT specialisto išgyventi žmonėje gali, mes tai žinom. Istorija rodo, kad buvo tokių etapų mūsų istorijoje, bet be tokio darbo, kurie, dabar mes, kaip sakom, tarkim, socialinio darbuotojo darbas, tai mes neišgyventumėm turbūt ir poros kartų neištrauktumėm. Tai čia yra vienas pavyzdys, kitas pavyzdys, sakykime, tos pačios emocijos. Kultūriškai, būtent kapitalizmo epochoje, emocijos buvo priskirtos moterims. Ir jūs turbūt irgi su to susidurėt, kiek yra nuvertinimo. Kalbant, kad tas tai ten kažkaip taip labai racionaliai, taip į rankas suėmė ir sureagavo. Čia matote, emocijas paleido ir dabar jau čia kažkokia tai yra problema iš viso to. Tai patriarchalizmas jisai remiasi, reiškia, tuo seksistiniu tokiu požiūriu. Ir aš paskui jums parodysiu, kaip iš esmės šita sistema atsigrėžė ne tik prieš moteris, bet ir prieš vyrus ir prieš kitas grupės taip pat. O kapitalistinė sistema, kaip aš jau sakiau, jinai remiasi darbo pasidalinimu, kur tam tikri darbai yra vertinami kaip darbai, o kiti darbai nėra vertinami kaip darbai. Bet dabar žygiuokime toliau ir pasižiūrėkime, kaip šita visa tokia diskriminacinė sistema, kaip jinai formuojasi ir vėlgi grįšiu iš esmės prie to, ką Jokūbas minėjo, kaip tas stipriai yra susijęs su mūsų kaip homo sapiens mąstymo struktūra.
Ir dėl to nėra labai paprasta su tais lyčių stereotipais dorotis. Nors viešoje erdvėje kartais atrodo, kad, tai va dabar čia pradėsim darbą su stereotipais, tai ką mes darysim, tai va čia kokį nors gal seminarą, papasakosim, kaip negerai turėti lyčių stereotipus ir jau viskas čia savaime išsispręs. Neišsisprendžia savaime, nes taip giliai viskas sėdi. Kaip sakant, kūno atminti ten kažkur tai įsirašė, ir vat vis tiek, kaip kažkoks spazmas, reiškia, tave išmeta į kažkokius tai stereotipinius dalykus. Tai pradžioje aš paaiškinsiu, kaip ta sistema formuojasi, kaip jinai veikia įvairias grupės, kaip jinai suvaržo, sakykime, mūsų pačius geriausius ketinimus. Ir pabaigai pasiūlysiu tokius, gal porą tokių galimų sprendimų, kurią linkme mes galėtumėm judėti sistemiškai. Tai, vat ką jau Jokūbas, aš atsiprašau Jokūbai, bet jūs taip matote. Buvo tamsa, o dabar jau šviesa pasirodė. Ir kuo toliau, to šviesos bus daugiau. Tai vat ką jau Jokūbas ir minėjo, kad mūsų mąstymo struktūra, jinai paremta kategorizavimu. Kodėl to reikia? Nes mūsų smegenys taupo, taip sakant, vietą ten tos savo atminties sistemoje. Jeigu kiekvienas mažiausias judesys turėtų turėti vieną žodį atskirą, tai mūsų smegenys netlaikytų tokios informacijos. Žodžiu, mes kategorizuojame ir kategorizavimas jis yra toks procesas, kai yra sukuriama viena kategorija, pavadinkim ją kategoriją A, automatiškai iš karto turi atsirasti kita priešinė kategorija, pavadinkim ją kategoriją ne A. Gėris, blogis, aukštai, žemai, šilta, šalta ir taip važiuojame toliau, bent jau dvi priešinės kategorijos turi būti. Taip mes apibrėžiam tą realybę, kurioje gyvename, bet lygiai tas pats galioja ir kuomet mes kūrėme socialinės kategorijas, kada mes žmonės pradedame skirstyti į grupės. Dažniausiai poreikis žmonės skirstyti į grupės ir kategorizuoti atsiranda tada, kada, vėlgi žiūrint iš tokios sociologinės perspektyvos, atsiranda poreikis skirstyti išteklius. Išteklius pačia plačiaja to žodžio prasme, nebūtinai vien tik pinigai, tai gali būti erdvė, tai gali būti, kažkam leidžiam judėti, kažkam neleidžiam judėti, kažkoks dėmesys ir taip toliau, statuso dalykai. Ištekliai gali būti bet kokie. Nes, pavyzdžiui, ir dabar, kai aš kažkokio intereso labai didelio čia neturiu išteklių prasme, tai jūs man esat tiesiog, šiuo momentu klausytojos to, ką aš šneku. Bet Linas taiga pasako, kad išteklių mažoka kavos pertraukėlės metu. Ir reikia kažkaip paskirstyti tą procesą. Ir tarkim, aš turiu galią, ir aš dabar galiu pradėti sakyti, blondinai, garbanoti, nežinau dar, gal ten kokių ten, ūgis ten 1,70 m su uodegyte, tai va čia šitiem gal taip į priekį, o kiti jau ten palauks, jeigu liks kažkas nuo kavos pertraukėlės gaus, neliks negu. Tai čia aišku, mes taip galime pajokauti, bet ir čia galbūt nebūtų nieko tokio labai tragiško, kad taip mes kažkaip skirstom, vėlgi kategorizavimas, taupome energiją savo, reiškia, mentalinį, visą kitą. Problema atsiranda tada, kada šitas kategorizavimas, jis pradeda įgyti socialinės hierarchijos tokį vaizdą. Kaip sakau, vieniem kažko leidžiam, kitiem neleidžiam. Bet vieni pas mus gali kurti santuokas, kitiems neleidžiam. Vieni gali turėti vaikų, kitiems neleidžiam. Ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Gerai, bet grįžkime mes čia kaip lyg ir apie lyčių sistemą su jumis. Tai dabar jeigu kalbėti apie tą suskirstimą lytimis, tai čia irgi yra kategorizavimas, kaip mes skirstom žmonės. Ir tarkim, jeigu aš dabar žiūrėčiau iš savo perspektyvos ir man reikia apibrėžti savo tapatumą, aš esu moteris, aš esu A, vadinasi, turi atsirasti tą priešinę kategoriją. Mūsų kultūroje tai bus vyras, jis yra ne A, ir aš suprantu, kad tai yra tai, kas aš nesu. Jeigu vyras apie save mąstytų, jis save mąstytų kaip apie kategoriją A, tuomet moteris būtų kategorija ne A. Bet taip, šokinėjimas toks, kai aš galiu suprasti, kad kartais aš A kategorija, kartais aš ne A kategorija, tai yra individualiam lygmenį. Žiūrint iš kultūros perspektyvos, mes labai aiškiai matome, kam yra leista būti kategorija A, o kam kategorija A leista neduota tokios, reiškia, malonumo. Ir turbūt nenustembate
pamačiusios, kad mūsų kultūroje kategorija A yra vyras, moteris yra kategorija ne A. Ta prasme, kultūriškai moteris praktiškai iki pat 20 amžiaus antros pusės jos taip ir funkcionavo, kaip ta grupė, kuri tarsi suimdavo visas tas savybės, kurių nebuvo priskirtos tai norminiai kategorijai. Ir aš čia neatsitiktinai palieku anglišką užrašą, kad pamatyti, kaip anglų kalboje net pati žodžio struktūra, pati kalba labai aiškiai parodo šitą logiką. Jūs puikiai žinote, kad angliškas žodis man į lietuvių kalbą gali būti išverstas dvejopai. Vyras arba žmogus. Tai kuomet mes žiūrime į užrašą women, tai mes matome, kad kada prie šaknies žmogus, man, žmogus, yra pridedama dalelytė v, kas atitinka ne, tada mes gaunam tą woman. Ne žmogus yra moteris. Galbūt tai skamba makabriškai mūsų dienomis, bet tai yra ta logika, kurią rėmėsi tūkstantmečiais patriarchalinė kultūra. Nuo graikų laikų mes galim atsekti šitą logiką. Aristotelis yra sakė, kad moteris yra gamtos klaida. Jos nėra būtinos, tos klaidos, bet jų neįmanoma išvengti. Tai vat, su ta logika mes, kaip sakant, ir gyvenam. Ir tai yra mūsų kultūrinis fonas. Jis vis dar yra mūsų kultūrinis fonas. Mes, pavyzdžiui, net niekad turbūt nepagalvojam, kad kalba kaip komunikacijos ir kaip tapatumo formavimo įrankis, jinai nėra lyties požiūriu neutrali. Praktiškai turbūt visos kalbos turi tą prieskonį tokį patriarchalinį, nors kalbos nukris neduosiu, nes nesu šitos srities specialistė, bet lietuvių kalboje mes tą labai aiškiai matom. Lietuvių kalbos taisyklės reikalauja į mišrią auditoriją kreiptis vyrišką giminę. Didysis lietuvių kalbos žodynas, visi daiktavardžiai yra surašomi vyriška giminė ir skliausteliuose, kaip tas ne, a, yra parašoma moteriška galūnė. Jeigu aš, pavyzdžiui, pasakyčiau tokią frazę, kad visi žmonės, kuriems gresia susirgti prostatos vėžiu, turėtų kartą per metus profilaktiškai pasitikrinti, kalbos prasme sakinys skambėtų labai organiškai. Niekas nepultų manęs taisyti. Bet jeigu aš leisčiau savo pasakyti, menstruojantiems žmonėms reikia sukurti, higieninės kažkokias sąlygas. Gimdantys žmonės turi teisę į atostogas. Žindantis žmonės turėtų turėti galimybę tą padaryti viešumoje, kad nereiktų izoliuotis. Rėžiausia, kokie čia gimdantis ir menstruojantis žmonės. Šiaip lyg tai ir sutartumėm, kad moteris irgi žmonės, mes tai žinom, ne? Mes taip pat žinome, kad ne visiems žmonėms yra aktualios prostatos problemos. Netgi tiesą pasakius, didesniai pusiai Lietuvos gyventojų prostatos problemos nėra aktualios. Bet kalba, jo struktūra, jinai taip traktuoja. Reiškia, jinai išmoko mus nuo tų dienų, kada jau mes pradedam kalbėti, formuoja tą suvokimą, kad tai, kas yra vyriška, yra bendra žmogiška, žmonės, kurie rizikuoja susirgti, pagautą prostatos vėžį, o apie moteris kalbėti kaip apie kažką specifinio. Ir netgi lietuvių kalboje nėra nei vieno daiktavardžio, kuris man kaip moteriai leistų apie mane kalbėti žmogišką prasme. Žmogus vyriška giminė, individas vyriška giminė, subjektas vyriška giminė. Ir aš tiesiog labai taip čia kaip namų darbas, reiškia, pastebėkite, kaip dažnai moteris kalbėdamas apie save ir savo žmogiškąją patirtį pereina prie vyriškos giminės. Ir kaip ir nieko. Pabandykit vyrus paprašyti, kad jie pereitų prie moteriškos giminės. Iš karto bus kažkaip labai nepatogu. Bet jūs kaip ir suprantat, kad ant skaidrės yra dar labai daug tuščios vietos, taigi čia kažkaip dar istorija ties šita vieta nesibaigia. Ir kad istorija ties šita vieta nesibaigia, labai puikiai pademonstravo mokslininkai, kurie vėlgi praeito šimtmečio 70-mečio pabaigoje, 80-metį pradeda užsiimti vyriškumo studijomis, masculinity studies.
Ir jie pasakė, feministės buvo teisios, sakydamos, kad abstraktus kalbėjimas apie žmogų, tai, kas buvo būdinga iki, sakykime, taip grubiai šnekant, 20 amžiaus vidurio, nieko nepasako apie moterų patirtis. Bet, sako, tas abstraktus kalbėjimas apie žmogų nieko nepasako ir apie vyrų patirtis, nes vyrai nėra homogeniška grupė, ten yra labai didelė įvairovė. Ir tam, kad galėtum būti tą kategoriją A, nepakanka būti vyru. Tai yra nebloga pradžia. Kam pasisekė, sveikinam, bet to nepakanka. O kogi dar reikia? Reikia, kad priklausytum aukštesniai socialiniai klasiai, būtum baltasis, būtum vidutinio amžiaus, be negalios, heteroseksualus. Čia aš įdėjau tuos ryškiai aspektus, kurie yra ES direktyvose, Lietuvos įstatymuose, kaip tai, dėl ko draudžiama diskriminuoti, bet aš manau, čia dar tada mes galėtume sakyti cislytis vyras. Jeigu turi šitą puokštę tapatumų, viskas, kaip sakant, tas puodas, aukso puodas tavo rankose. Bet jeigu pagal kokią nors savybę, pagal kokį nors tapatumo aspektą tu nepatenki į tą kategoriją, esi žemesnės socialinės klasės, tai yra mažesnės pajamos, kitokios rasės, čia kabutėse, nes mes žinome, kad rasės šiaip neegzistuoja, taip čia yra grinai toksai konstruktas kultūrinis, čia prie to paties galime įdėti, kad dar galbūt etinė mažuma, galbūt religinė mažuma, esi senyvo amžiaus, esi vaikas, esi asmuo su negale, homoseksualus, translytis, tu patenki į kategoriją ne A. Vadinasi, ta pati sistema arba ta pati logika, kuri pateisina tą moterų netokį reikšmingumą arba diskriminaciją, visiškai ta pati logika, jinai pateisina arba sukuria prielaidas vyrų diskriminacijai. Čia skirtumas bus tik tai tas, kad kai vyrai susidurs su diskriminacija, lytis atsitrauks į antrą planą, į foną. Ir mes matysime, kad čia dėl sakykime, dėl lytinės orientacijos, ar dėl to, kad tai yra pabėgėlis, ar ten kažkas su sveikata žmogui netvarkoja, ne? Tas buvimas vyru atsitrauks į antrą planą, nes šiaip būti vyru tai yra kaip yra kategorija, tai yra savotiška privilegija tokia. Bet esmė tai kaip, kas atsitinka, kad mes niekad nefunkcionuojam kaip atskiros tapatybės. Tarkim, aš nesu šiaip moteris, aš esu labai konkreti moteris. Konkretaus amžiaus, konkrečios lytinės tapatybės, konkrečios lytinės orientacijos, mano išsilavinimas, mano kultūrinis kontekstas, mano sveikatos būklė, visa tai esu aš. Ir jeigu dėl kažkokios priežasties aš patiriu diskriminaciją, įsivaizduokim plaštaką, ten, kažkokie 2 pirštai man yra nukapoti, mano plaštaka jau nebegali funkcionuoti taip, kaip jinai funkcionuotų, kai visi pirštai lankstus ir jinai gali būti taip, kaip būnasi. Dar į ką svarbu atkreipti dėmesį, kad priskirimas kategorijai ne A, jisai yra susijęs su feminizacija. Ką tai reiškia? Kad kada grupės patenka į tą kategoriją ne A, joms yra priskiriamos moteriškos savybės, o su to moteriškumo priskirimu atsiranda ir nuvertinimas. Kodėl pas mus gėjai vyrai, netikri vyrai, tokie tipo moteriški, ne, čia buvo tokie tikri moterų draugai, ne, ir jie taip ir vaizduoja, ne, kažkokie tai, ne. Kodėl senoliai nėra tikri vyrai? Taip, jie silpni, jiems jau reikia pagalbos, jie ten pažeidžiami yra, tas pas apie berniukus, ne, kurie turi greit suaugti ir ten tos emocijas savo sutvardyti, kad būtų tais tikrais vyrais. Mes turime daugybę pavyzdžių, kai, sakykime, kolonializmo kontekste, kaip feminizuojami arba nuvertinami yra kitų ten, rasių ar etninių grupių vyrai ir taip toliau ir taip toliau. Todėl šitas visas procesas, kurį aš vardinau kaip kultūrinis seksizmas, kada tai yra tai, kas moteriška, yra nuvertinama, mes iš to galime matyti, kad kultūrinis seksizmas jis negatyviai paveikia ne vien tik tai moteris kaip socialinė grupė. Iš esmės,
jis labai stipriai paveikia ir vyrų gerovę, nes atsitinka tai, kad, na, žodžiu, visos šitos grupės jos tampa kaip ir netitinkančios normos, tai yra ne norma, ir tai veikia šitų žmonių gerovę. Ta prasme, kaip mes funkcionuojame. Tai, kad buvimas ne A yra ne norma, o norma tai yra buvimas A kategorija, labai neigiamai paveikė, tiesą pasakius, vyrų patirtis. Nes ką rodo vėlgi mokslininkų įžvalgos, kad tie vyrai, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių pasijunta pažeidžiami, mažesnės pajamos, kažkokia migracinė situacija, kur tu atvyksti į kitą šalį ir tu matai, kad tu jau nebeturi to statuso ir tų galimybių, kurias turėjai, sakykime, savo kilmės šalyje, ir nežinau, su sveikata kažkas atsitinka ir taip toliau. Jie yra linkę reaguoti į visas tas neteisybės, formuodami kompensuojamo vyriškumo tokias strategijas ir taktikas elgesio. Kitaip sakant, kai pasijuntu blogai, aš nemėginu kvestionuoti sistemos, nes sistemą kvestionuoti yra, tu turi suprasti, kaip ta sistema veikia, o jinai veikia kaip norma, kaip oras, kurio aš kvepuoju, man yra labai sudėtinga tą užčiuopti, ne? Tai yra kritikos strėlės yra nukreipiamos ne prieš sistemą, nėra pasakoma, kad klausykite, ta norminė samprata, kaip tas norminis, sakykime, vyriškumas suprantamas, tai čia yra labai siaura, labai apriboja, labai neleidžia kitiems, kaip sakant, jaustis pilnaverčiais. Tai gal mes paimkime ir dekonstruokime tą normą. Ne. Reakcija dažniausiai būna tokia, čia aš taip suprimityvintai pasakysiu, tai kas, kad aš uždirbu mažai pinigų ir dėl to negaliu jaustis toks krūtas, negaliu ten kokią nors Bentley nusipirkti dar kažką. Aš vis tiek parodysiu, kad aš esu krūtas. Ir tas aš esu krūtas labai dažnai pasireiškia per kažkokias tai tokį elgesį, kaip žodį dabar pamiršau, kaip sakant, nekonstruktyvų, galbūt netgi pavojingą. Tarkim, kažkokios nepamatuotos rizikos. Važinėjimas gatvėmis, taip kad paskui vyksta žiaurios avarijos, kur ten mums didelės čia tokias, reiškia, tas visas reklaminės buvo kampanijos, kad kažkaip tai sumažinti tokį važinėjimą. Ne bet kas važinėja tokiu būdu. Ir netgi ne visi vyrai taip važinėja, nors mes žinome, kad statistiškai vyrai daugiau padaro sunkių avarijų. Tai yra labai specifinė kategorija vyrų, kurie tokiu būdu mėgina įrodyti, kad jie yra kažkas daugiau negu jaučiasi, kas jie yra. Smurtinis elgesys prieš moteris, prieš vaikus, prieš kitas pažeidžiamas socialinės grupės. Tai yra tas kompensuojamo vyriškumo išraiška. Neatsakingas seksualinis elgesys. Tai yra kompensuojamo vyriškumo išraiška. Čia, aišku, dar labai priklauso nuo to, koks yra bendras kultūrinis kontekstas. Tai Lietuvoje čia, aš nežinau, čia pas mus toks eina, ar tai būtų pritaikoma Lietuvos kontekstui, bet, sakykime, kalbant apie kitas visuomenės, yra, tarkim, kad kuo daugiau moterų pastotų nuo manęs. Tada aš esu labai vyras. Aš įsivaizduoju, kad mes čia turime tą, kad paskui alimentus reikia mokėti, tai čia daug ką matyti sustabdo. Arba nesaugus seksas, kad tikras vyras, tai ten jokios apsaugos, reiškia, nesinaudoja. Ir čia mes galime tų tokių pavyzdžių rasti daugiau, kas iš esmės liudija ką? Kad jeigu mes neturime to kritinio santykio, kaip veikia sistema ir kaip jinai, reiškia, įtakoja mūsų visų patirtis, tai mes kaip visuomenė turim labai didelius kaštus. Ir vyrams tai irgi yra labai dideli kaštai, nes iš esmės vyrai už tokios vyriškumo normos buvimą ir nekritišką, reiškia, tokį jos priėmimą, aš net taip pasakyčiau, jie sumoka savo gyvybę. Nes Lietuvoje mes turime vidutinį gyvenimo atotrukį, 10 metų, dabar 10,3 ar kažkiek tai mėnesio. Ar tai reiškia, kad XY chromosomą turintis žmogus negali ilgiau gyventi? Ne.
Nes Skandinavijos kraštuose šitas atotrukis svyruoja nuo 0 iki 3 metų. Viso labo, pas mus 10 metų atotrukis. Jūs turbūt žinote, kada Lietuvoje pasikeičia tos taip vadinamos demografinės kreivės, kada jau moterų pasidaro daugiau negu vyrų mūsų visuomenės. Pačioj pradžioj visada vyrų yra daugiau. 4-6 procentiniais punktais berniukų gimsta daugiau. Ar auditorija turi idėjų, kada tos demografinės kreivės apsikeičia Lietuvoje? Kolektyvas nemiegam, siūlom skaičių. Neišgirdau? 25. Taip. 29-35 metai, bet šitoje amžiaus grupėje, ne? Ir tada mes, pavyzdžiui, galime taip nuvairuoti į tą pačią Švediją, kur aš labai daug tokių gąsdinančių esu išgirdus tokių pasakojimų, kaip Švedijoje yra baisu, kai, jūs turbūt suprantate, kad aš esu tas žmogus, kur dažnai kalba apie tai, kaip čia lyčių lygybės reikia mūsų visuomeniai daugiau. Ir tada man sako, gerai ta lyčių lygybė, bet neperspauskim, kad nebūtų taip kaip Švedijoje. O kas ten Švedijoje tokia baisaus? Tai atvažiuoja galantiški lietuvaičiai, mėgina moteris praleisti pro duris ir juos pradeda mušti rankinukais. Ir iš to, kai pasakoja, atrodo, kad taip stipriai muša, kad beveik komos būsena. Jie grįžta į Lietuvą, mėgina atsigauti, tada skleidžia, reiškia, tą gerąją, liūdnąją žinią, kaip čia pasisaugot reikia. Ir vis laik yra gąsdinama, reiškia, tais skandinaviškais kraštais, nors kai žiūri statistiką, tai matai, kad kažkaip tai ne iš tos labai migruoja tie vyrai. Matyt, tas rankinukai gal toks geras masažas gaunasi. Ne jie bėga iš to Švedijos, gyvena bendrai paėmus, ten turbūt 10 metų vidutiniškai ilgiau negu Lietuvoje. Atotrukio nėra. Tarkim, jeigu švedo vidutinė rizika patirti kito vyro smurtą arba nužudymą yra amerikiečio, tai švedas rizikuoja 7-8 kartus mažiau negu amerikietis. Tai gal tie rankinukai visai ten pozityviai kažkaip tai veikia. Bet, taip jeigu, nejuokaujant, bet aš tame matau labai didelę problemą. Tas mūsų, kaip visuomenės, įsikabinimas, reiškia, į tą vyriškumo normą. Ir bet kokios pastangos kažkaip mėginti švelninti ir keisti ją, iš karto tarsi su tokiu, kad tai dabar jau viskas, kas jau čia dabar su tais mūsų vyrais bus, tai jau vyrai dabar moteriškėja, aš labai daug tokių išgirstu ir iš moterų pusės, kad kaip čia mes dabar turėsime, reiškia, tokius vyrus. Tai, mes sumokame didelę kainą už tai, bet dar truputį, kad nebūtų tas mano pasakojimas visiškai, kaip sakant, į laukus čia išėjom ir jau pamiršom, dėl ko čia susirinkom, mes vis tiek susirinkom dėl pakalbėti apie kaip gerinti, sakykime, tas paslaugas, kurios susijusios su emocinė žmonių gerovė. Tai aš tiesiog noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad tos grupės, kurios yra apibrėžtos tuo geltonu stačiakampiu, kurios yra tokios kaip ne norma, jos iš tikrųjų istoriškai žiūrint mes matome, kad šitos grupės patiria didelę riziką susidurti su patologizavimu. Netgi tam tikrų diagnozių užkabinimu. Tai, visi prisimenam, reiškia, gūdžiuosius laikus, kada moterims būdavo isterijos diagnozė, reiškia, pripaišoma, arba kada juodaodžiai žmonės, kurie mėgino kažkaip tai vaduotis iš vergijos, jiems buvo tokia drapomanijos, reiškia, diagnozė pripaišoma. Ir apskritai, jau aš nekalbu apie homoseksualių žmonių patirtis, kaip jie būdavo gydomi kokiais būdais, reiškia. Taigi mes matome, kad tas toks suskirstimas, jis iš tikrųjų padidina riziką, kad atsiras toks mėginimas pataisyti, pritraukti prie normos, visiškai ignoruojant tas trauminės patirtis, kurias išgyvena žmonės, nes diskriminacijos išgyvenimas tai yra trauminė patirtis. Tai eina diena iš dienos ir tai neigiamai veikia savijautą. Tai vietoj to, kad įvertinti, kad žmogus patiria traumą ir suteikti pagalbą, gali atsirasti rizika patologizuoti. Taigi čia tiesiog ta rodiklė rodo, kad iš tikrųjų visame šitame lauke mes esame labai stipriai susiję, visos grupės esame susijusios. Ir pats laikas būtų atsisakyti požiūrio į lyčių lygybę, kaip į tokį, čia aš iš Donato esu paėmus šitą metaforą, kad pakaks apie žmogaus teises galvoti kaip apie kažkokią tai antklodę, kuri turi ribotus kvadratinius centimetrus
Ir tada toks susidaro įspūdis, kad kai viena grupė, mes sakom, kad va čia teisės pažeidžiamos, reikia kažką suteikti, atrodo, kad įma tankloje, taip ir ant savęs traukia, ir tada kitos grupės lieka gulėti nuogų šonų ir labai šalą, ir tada jūs galvoja, ne, gal jūs duokite man tą atklodę, gal mes irgi čia užsiklosim, ir prasideda toks tempimasis, kuris čia labiau vertas, kuris labiau nukentėjęs ir taip toliau, ir taip toliau. Vietoj šito aš siūlyčiau kitą vaizdinį susikurti savo galvoj ir kalbėti apie tai daugiau kaip apie susisiekiančių indų sistemą. Ir ką tai reikštų? Tai reikštų, kad nesvarbu, į kokį indelį mes ten tą gėrį pilam, ilgainių sistema taip susibalansuoja, kad visose indeliuose vienodas tas lygis vandens atsiranda. Tai kai tik tai mes daugiau dėmesio skiriame grupėms, kurios šituo konkrečiu istoriniu momentu yra labiau pažeidžiamas, mes iš esmės kuriam saugesnę ir geresnę visuomenę visiems. O dabar, kadangi jau čia tų minučių nėra labai reikia daug, tai, kaip sakiau, keletas tokių kaip ir galimų sprendimo būdų. Tai jau sakiau, kad mes gyvename visuomenėje, kur matyt to niekaip negalėsime išvengti socialinio kategorizavimo dėl daugybės priežasčių. Bet dabar kitas klausimas, kaip vyksta tas socialinis kategorizavimas. Tai va tai, ką aš jums kalbėjau prieš tai, visa ta schema, kurią mes paveldėjome ir kurioje vis dar labai stipriai esame užstrigę, remiasi binariniu mąstymu. A arba ne A. Ir tada gaunasi, kad viena grupė labai stipriai prieš pastato save kitai grupiai. Tačiau sociologai atkreipia dėmesį, kad yra įmanomas ir kitoks socialinis kategorizavimas, kuris yra labiau suprantamas kaip skalė. Dabar žiūrėkite, kas atsitinka, jeigu mes užsidedam vienus sakinius arba užsidedam kitus sakinius. Jeigu mes vadovaujamės binariniu mąstymu, tai yra apatinė dalis, juoda balta, tada B ir C mums atrodo kaip visiškai, tiesiog fundamentaliai skirtingi individai, jeigu tai yra žmonės. Kada mes taikome binarinį, reiškia, tą skirstimą, kas atsitinka, kad tai, ką mes suvienijam, ir sakom, kad čia yra viena grupė, kažkokiu būdu ten atskiriam, čia yra viena grupė, tai mes automatiškai ieškom panašumų, kas yra panašaus toje grupėje ir nebematome įvairovės viduje. Visos moterys neturi ko apsirengti, tarkime, ne? Bet ką mes darome, mes tada ypatingai pabrėžiam skirtumus tarp, sakykime, tos juodos ir čia tipo balta arba pilkos dalies. Iškia, savo grupėje mes skirtumų pradedam nebematyti, bet labai stipriai akcentuojame skirtumus su ta priešinė grupė, nors ten galbūt to tarp B ir C, jie yra labai netoli nutolę. Kada mes pradedam vertinti, naudodami skales, mes matome, kad B ir C yra labai arti. Ir apskritai ten gali būti dar daug visko viduje. Ir va čia yra įdomu, kad žiūrint į tam tikras kategorijas, mes jau kaip ir vakarų kultūroje mes įpratę matyti skales, nors anksčiau tų skalių nebuvo. Pavyzdžiui, amžius. Mes taip gražiai matome tas skales, ten dabar kuo toliau, tai ten vis ten ir jaunas suaugęs, ir brandus suaugęs, ir pamžėjęs suaugęs, paskui jaunas senolis, labai brandus, tada jau senolis, ir aš taip įsivaizduoju, kad kuo toliau ten tų skalių bus daugiau. Ta patį mes, nors tarkim, jeigu mes imtumėm tokias labai tradicinės kultūras, tai jokių ten, ir dar svarbiausia, kad kai apie amžių šnekam, tai pas mus dažnai kokių niuansų atsiranda. Pavyzdžiui, gerai, ten jau kaip ir suaugęs, bet suaugusėjame vyre visą laiką gyvena mažas berniukas, dar tokių pas mus fintų yra. Tai tradicinėje kultūroje jokių čia tokių, koks čia berniukas suaugusėme vyre. Buvai vaikas, įvyko iniciacija, taip sakant, pasiuntė tave jau dabar tu suaugęs, esi viskas, jau tu nebe berniukas, jau yra atsakomybės, yra privilegijos, viskas, tu esi visai kitos kokybės žmogus. Mes sau leidžiam turėti skalę. Mes sau leidžiam turėti skalę, kada mes kalbam apie tą socialinį statusą arba socialinės klasės, kas čia kaip pavadintų. Ir mes netgi kalbam, kad čia gali būti tam tikra dinamika, tai tu ten lipi į viršų, tai tu ten, nedaug dievė, leidėsi žemyn, ir jeigu tu lipi į viršų, tai čia yra labai geras rodiklis, kiek jau čia pas mus palipančių tų į viršų.
luomų sistema buvo, dar palyginti visai netaip seniai. Viskas, jeigu tu esi bajoras, tai tu esi bajoras. Galbūt nuskūręs, galbūt nelabai yra kuo jau pridengti, taip sakant, sėdimosios, bet tu vis tiek bajoras. Ir valstietis net negali svajoti apie tai. Mes vis dar turim pavyzdžių, kur, pavyzdžiui, yra kastų sistema. Tai taip, galbūt jinai nėra binarinė, ten gal truputį daugiau, bet yra labai griežta, jokio čia judėjimo ir dinamikos būti negali. Mes labai matom savo, kad tu čia palipėjai, čia nusileidai, viskas čia yra tvarkoj. Bet va tai, kas liečia lytį, lytinė orientacija, kaip apsikabinom tą binarį, kad taip niekaip iš to išeiti negali. Ir aišku, čia ateina su tuo kapitalistinė sistema, tos binarikos įtvirtinimas lyties kontekstais yra labai stiprus, nes reikėjo vienus individus pasiūsti, taip sakant, dirbti ir į gamybos sritį, kitiems individams užkrauti visą tą reprodukcinį darbą, reikėjo šito padalinimo ir reikėjo argumento, kodėl atsitiko taip. Ir ką mes paprastai žinome, taigi gimsta, taigi dvi lytis yra vyrai ir moteris, tai taip, tada mes ir socialiniai tvarkoj turim tos vyrus ir moteris. Bet niekad nepagalvojam, kad mums atrodo, kad biologinės lytis yra tik tai dvi, nes mums yra uždėti tie akiniai, kaip mes žiūrime į žmonės, mes nematome skalės. Nors jau seniai įrodyta, kad ne visi individai patenka į tuos A ir D. Yra ten irgi sava įvairovė ir savas pasiskirstimas, bet mes, ką darom, mes tokius individus patologizuojam. Arba į vieną pusę, arba į kitą, arba sakom, čia va toks kažkoks tai nuokrypis. Ne kad žmogus toks yra, bet kad tai yra nuokrypis. Dėl to mums labai didelio iššūkių kelia, kada žmonės sako, kad, aš, tarkim, nesu ta, tradicinė prasme, ten cislytė moteris arba cislytis vyras, bet tas mano lyties tapatumas kažkur toj skalė, reiškia, pasiskirsto. Tai ir čia, link ko aš vedu, kad matot, kaip užtenka pakeisti požiūrį ir tada problemos gali nebelikti. Kol žiūrime binariškai, mes labai sustipriname tą riziką, kad diskriminacija išliks. Binarinis mąstymas, jisai stipriai didina diskriminacijos galimybę, o tai reiškia daugybės žmonių suluošinti gyvenimai. Tai vienas iš sprendimų, turbūt, kaip jau suprantat, lenkiu link to, kad skatinu galvoti skalėmis ir mėginti išeiti iš tos binarikos. O kitas sprendimo būdas, tai yra atsigręžti į norminį subjektą mūsų kultūroje ir pagalvoti, kad gal ten kažkaip vis tik tai mes galim išplėsti tą supratimą. Nes dabar norminis subjektas pas mus šviesmečiais nutolęs nuo rūpinimosi sampratos. Norminis subjektas, taip kaip jį formavo ta pati, reiškia, ta kapitalistinė sistema, jisai yra nukreiptas į produktyvumą, į gebėjimą rizikuoti, o tai reiškia užspausti jausmus, kad konkurentai, kaip sakant, nepamatytų, kokias ten emocijos tau užkyla. Jisai yra ne tas, kuris, kaip sakant, visą tą socialinės reprodukcijos darbą dirba, nes jisai visas į viešą gyvenimą yra orientuotas. Kitaip sakant, rūpinimasis mūsų kultūroje yra visiškai, kaip sakant, nustumtas į paraštės, tai yra toks tarsi nereikšmingas dalykas, jisai statusą praradęs dalykas. Tai mokslininkai Vakarų Europoje vis labiau kalba apie tai, kad pats laikas apie rūpinimąsi ir rūpestingumą kalbėti kaip apie bendrą žmogišką savybę, kad tai nėra vien tik moterų pareiga, tai nėra vien tik kažkokia iš prigimties moteriškas gebėjimas čia visais ir visada pasirūpinti. Atkreipiant dėmesį į vyrus, taip sakant, daugiau kalbėti apie rūpestingą į vyriškumą, kiek tas yra svarbu ir kad tai taptų norma, apie vyrus kalbėti kaip besirūpinančius individus. Ir va čia iš to avilio matote, kad rūpestingumą suprantant labai labai plačiai. Tas rūpestingumas turėtų apimti ir individualų lygmenį, tai yra gebėjimą pasirūpinti savimi, savo sveikata, savo gerovę. Kad nereiktų taip, kaip vienoje čia savivaldybėje moteris klausė, tai kaip man tą vyrą nuvesti į polikliniką, kad jis tai profilaktiškai pasitikrintų. Ir aš sakau, žinote, užriškit akis ir pasakykit, kad bus romantiškas siurprizas.
ir kol nenueis iki kabineto, netryškite tų akių. Bet mes turime su to problemu, mes turime tą ankstyvąją vyrų mirtį dėl to, kad pasirūpinti savimi yra tarsi nevyriška, nes vyrai yra ten nesiskundžia ir taip toliau. Kitas lygmuo rūpinimosi tai yra santykiai. Ir čia yra įdomus tas momentas, reiškia hierarchijos, dominavimo principos atsisakymas, reiškia prievartos, bet kokios atsisakymas. Tuomet yra šeimos lygmuo. At viso to rutininio, nemalonaus darbo, parduotuvės, ėjimas į vaikų susirinkimus, šita dalis irgi profesinių lygmenių. Galų gale pripažinti, kad tos profesijos, kurios yra susijusios su žmogumi ir pasirūpinimu žmogumi, jos yra vertingos. Ne tik kalbėti, padarykime ten vieną ar kitą profesiją prestižinę, bet de facto tą daryti. Tada yra socialinis lygmuo. Rūpintis tai reiškia matyti bendruomenę. Tai reiškia savanorystė, tai reiškia aktyvizmas, tai reiškia galbūt kitais atvejais pastovėti kur nors per lietų su plakatu, nors čia kaip ir asmeniškai mane neliečia, bet aš tiesiog iš solidarumo tą darau. Ir galiausiai pats tas aukščiausias meta lygmuo, tai yra ekologinis lygmuo, kada mes kalbame apie pasirūpinimą gamta ir mūsų planeta. Tai su ta pozityvia gaida, kaip yra labai svarbu rūpintis visiems, aš baigiu savo rečitalį laiku.